Ką daryti, jeigu tavo vyras nekalba? Ką daryti, jeigu mano vyriuks yra intraverts ir visai su manim nebendrauja? Tai visų pirma, gal jis nenori bendrauti, gal jis intravertas, gal jis nenori kalbėti su tavim, gal jam neįdomu su tavim kalbėti, gal jis nebeturi temų, ką su tavim kalbėti, gal tu užknisai jį ir jam visiškai nebeįdomu su tavim kalbėti. Kaip ten bebūtų, leisk jam su tavim nekalbėti. Jeigu tu ieškai vyro, kuris kalba pliurpia taip kaip koks nors ispanas, portugalas ar lotynų amerikietis, tai varyk į tą šalis ir susirask vyrą, kuris labai daug kalbės, prižadės tau aukso kalnus kaip koks arabas ir paskui tų aukso kalnų nepavyks jam nuversti. Todėl, jeigu tavo vyras su tavim nekalba, paklausk jo, dėl ko jis su tavim nekalba. Jeigu jis tau negali atsakyti ir nenori su tavim kalbėti, tai nekalbėkit savaitėm. Arba susiras tokį, kuris su tavim kalbėtų. Todėl nesisteng pakeisti žmogaus, kuris yra šalia tavęs. Pasisteng pakeisti save, nes tu gali pakeisti tik pačią save. Būkit laimingos ir susiraskit vyrus, kurie bendrauja ir kalba su jumis. Mažų mažiausiai tuos, kurie gali su jumis komunikuoti. Sėkmės ieškant gerų komunikabilių vyrų.